Mastercam 27, kokios naujovės yra tarp Multi-X pocketing įrankių strategijos. Tai pabandykime apdirbti šitą detalę. 12 įrankis, naudojam Автодинамик mūsų modelį, kad patterns visą pasižymim visą detalę, flow, grindis. Čia grubiai apdirsim, offset from the floor, toliau constant depth step, daleiskim padarom 15 ir maximum step over 8. Na ir matome, kad čia yra susidūrimas su spaustuvu. Taip. Jau dabar turbūt po tos vietos įrankiai jau nebeturite. Ką šiuo atveju reiktų daryti? Seniau mes turbūt norėtume priboti, tai containment. Turėtume kažkaip apriboti, būtent. Dabar mes turime naują opciją, tai galima padaryti daug paprasčiau naudojant fixture geometry. Pasirenkam spaustuvus ir uždedam atsargai 5 mm. Spaudžiam OK. Ir matome, kaip jisai išvengia spaustuvų. Būtent šitoj vietai. Čia yra viena iš Mastercam pocketing naujovių. Tai būtų naujovė tokia tarp pocketing extend toolpath. Pažiūrim, kaip ir maždaug veikia. Mes pasirenkam flow finish, offset from the flow, tai čia yra švarus apdirbimas šiuo atveju. Ir viskas čia atrodo gražiai išskyrus šitos perėjimus. Kaip matome, jis pereina taip, po to eina į tą pusę. Kad išvengti šitų problemų, mes turime dabar naują parinkti Extend Toolpath. Kaip matome, dabar vietoj tiesioginio žingsnio ant detalės įrankis atsitraukia, pakyla ir gražiai pereina į naują žingsnį. Vietoj to, kad darytų tai tiesiai ant detalės ir paliktų mums žymės. Kaip matome, jis neturi kažkokių parametrų ar įrankių, tiesiog pagal įrankio diametrą jis apskaičiuoja automatiškai. Sekantis Mastercam 27 Pocket Multi-Access pagerimas yra funkcija Rest Finish. Taip, kaip matome, čia yra padaryta
kažkas tai su didesniu įrankiu ir ne visiškai išbaigtos vietos. Pažiūrime, kaip tas įrankis veikia. Ta opcija. Pasiemam mažesnį įrankį. Cut pattern. Mūsų detalė. Floor. Grindis. Walls. Sienelės. Taip. Dar pasirinkim Rest Finish. Atsiras dar papildomų opcijų. Filetai. Filetai bus čia. Taip. Jeigu nueitume į Containment, tai mes čia turime 3 opcijas. Ką kiekviena iš jų gali daryti. Pasiemam Define. Mes User Define, tai mes apribojame. Taip, matome, jisai dirba tik šitoj vietoj. Galime biškį pratesti overlap mašinėlės 4 mm. Tai matome, jis overlappingą pratęsė 4 mm. Toliau seka opcija Fillet Boundary, tai būtent tai, ką mes parinkome prieš tai. Fillet Geometries, tai jis tik tais ieškos tą, ką mes pažymėjome. Turime gražiai atrodančią įrankio trajektoriją. Ir paskutinė opcija iš jų būtų Previous Pocket Operation. Čia paspaudus mes pasirenkame paskutinės 2 operacijos. Jisai neatpažįsta visų. Leiskim, roughing čia negalima pasirinkti. Ir dar vienas, jeigu modelis yra eksportuotas iš kitų Mastercam, pavyzdžiui 26, tai jums pirmą reikėtų regeneruoti viską, kad galėtumėte prieiti prie šitos opcijos. Ir matome, kokią įrankio trajektoriją jis sugeneravo. Jis truputėlį daro kažkur daugiau, galbūt tai susijęs su mūsų tolerancijom. Va tiek.